I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. Kaip manote, kuo jums ypatinga buvo jūsų klasė? Po tiek metų ypatinga, draugiška klasė. Draugiška, daug skirtingų charakterių, daug individualių žmonių. Ir matot, šiandien 2/3 išlikusių gyvų atvažiavo, surado, reiškia, norą pasimatyti. Tas draugiškumas, matomai, nuo tų laikų išlikęs toksai. Ar stebite Ignalinos veiklą, kas vyksta dabar? Nu, žinokit, jeigu atvirai, tai aš mažai žinau, kas čia vyksta toj gimnazijoj. Prieš kelis metus buvau savo buvusio mokytojo ir trenerio Rimo Babono pakviestas į krepšinio turnyrą. Aš čia buvau baigusiu ir esamų moksleivių, tai jau tik tiek, kiek žinau, kad mokytojų, kurie man dėstė prieš 40 metų, jau čia ne vienas nedirba, viskas pasikeitė, mokykla išlikė, laiptai tie patys, tais pačiais laiptais vaikščiojo vieni, tai lietuvai išlikė, aišku, dažyti. O šiaip po mokyklą reiks pavaikščioti, pažiūrėti, kas čia pasikeitė. Kabinetas, sakau, po vieną sėdį, visai nejauku būdavo, tai nuo draugo nusirašyti kažką, gali pasišnabždėti, pakalbėti, o dabar tarpas ir sunkiau išgyventi, šiuolaikinių moksleivių sunkiau išgyventi. Ar norėtumėt grįžti į mokyklą? Ar patiko jums tas metas? Ta prasme, mokytis atgal. Kaip čia pasakius, jeigu sugrįžtų visi tie mano bendramoksliai, kitų paralelių klasių, vyresnių klasių, su kuriais aš čia draugavau, sportavau, su kuriais gyvenau aš, su kuriais jaunystė prabėgo, kodėlgi ne, galbūt pažiūrėjus iš dabar, reiškia, pragyventų metų viršūnės kalno, gal daug ką kitaip darytum, kitaip gyventum, kitaip žiūrėtum į gyvenimą. Tada, sakykime, nematėm tokios perspektyvos kažkokios didelės, kas surišta su kažkokiu mokslu užsienyje, ar sportavimu kažkokiu užsienyje, sąlygų tokių gal nebuvo dabar pažiūrėti. Už tai kitaip ir gyvenai. Gal vienaip galvoji, bet, nu, sakykime, kam aš mokysiuos tą vokiečių rangų kalbą, kad jos man nereikės, man rusų kalba reikalinga buvo pagrindė, nes aš daugelis nematė perspektyvos, kam. O dabar žiūrėtų visai kitaip, nes perspektyva visai kitaip gyventi ir pragyventi kitaip. Kodėl? Kuo ypatinga ši klasė buvo? Ypatinga buvo tada, jie atrodė nesiskiria nuo kitų. Bet turėjo tokį bruožą - susiburti, susibėgti, organizuoti. Jie patys, tiesiog mane skatino, su jais buvo labai lengva dirbti. Aišku, reiktų pripažinti, visko pasitaikydavo. Bet mes labai gražiai išspręsdavom be jokių didelių konfliktų ir apskritai. Viskas buvo gerai. Tai rodavo dabartiniai susitikimai. Po 40 metų dar noriu susitikti. Ir svarbiausia, nori, kad ir aš būčiau, tai jau parodo, kad ryšys buvo neblogas. Aišku, buvo ir mokslukų, buvo blogiukų žmonių. Buvo ir tokių, bet kažkaip gal laikmetis buvo kitas. Kad ir blogiukai, bet jie nenorėjo būti kažkuo negeresni. Nu, negeri ten ištikauti. Tokių visokių prisiminimai, kaip laiko būtų, arba reiktų kur nors surašyti. Tai aš daug rašiau, bet įdomių tokių dalykų. O įsimintiniausia, kokį galėtume papasakoti? Kažkas atsitiko tokia per pertrauką, per pamoką? Fizikos pamokoje vienas sugalvojo, reikia stalą patikrinti, ar ten medinis, ar yra kokia plokštė. Na, su kažkokiu graščiuku padarė kelias skylės. Amžinatilsį Rudaitis buvo pavaduotojas, kadangi jis vedė tą pamoką, nežinojo, ką mano klasės, atėjus man į chemijos kabinetą ir aišku, liepė išsiaiškinti. Aš nuėjau į klasę, pasakiau, kas yra, atsistojom, pasisakė. O aš sakau, dabar reikia sudaryti viską dar labai taikiai, kad tau nebūtų jokių nuobaudų. Vykstame tada tarp kolūkinių tokia buvo. Nuėjom, abudu išsiaiškinom, ko mums reikia, mums
išpjovė, išlipavo, padarė tokį kaip patą. Ateina pavaduotojas ir negali atsistebėti. Kitas labai buvo toks man labai įsiminė, kai aš labai norėjau pakeisti kabinete baldus. Ir visokiais keliais. Kur tik įmanoma buvo. Mokykla negali, švietimo skyrius tada negali, bet aš radau tos kelius ir radau būdus ir pasikeičiau. Ką manot svarbiausia gauna mokinys mokykloje? Kokią vertybę? Aš manau, kad bendravimas labai svarbu. Tas bendravimas ir tai, kaip susiklostų klasėje tarp mokinių santykiai, kada jie vienas kitų neskriaudė, kada jie vienas kitam stengiasi padėti. Kai vienas su kitu nori susitikti ir nevengia, aš nenoriu dabar lyginti, čia jau ta kalba. Buvo labai gražu. Buvo viskas labai gražu. Štai va visai šiandien girdėti ir kaip Augustinas kalbėjo. Buvo tokie vaikai susiklausė vienas už kitą. Jeigu renginys ar ką, tai jau problemų jeigu nebūtų. Labai nori visada. O ką šiuolaikiniam jaunimui norėtumėt palinkėti? Paskutinis klausimas. Labai daug norėčiau palinkėti, čia reikėtų daug šnekėti. Aš galvoju, kad pirmiausia, tai reikėtų to nuoširdumo. Daug nuoširdumo ir aplinkai, ir mokytojams, to žmogiškumo,